Eik, tu viską nurengė, mane iki... Kaip buvo nurengė? Lenkijoje kratė matą. Galvojom, bagažą nebeteisiau. Maukis mėgstinį, maukis batus, viską tikrina, sako, kelk maikė. Daug tokias nežinomybės, daug streso. 3 valandas miega per jam 8 valandas iškart. Baisiai pavargom, ištežo veidai, nebėra energijos. Per sunku. Tai žinoma, ką čia Tu pradėti. pradėjai filmuoti? Pradėjau filmuoti. Tai žinoma, ką čia realiai pradėti iš tikrųjų. Tai va, sveiki, sugrįžę į mūsų kanalą. Vėl pradedam savo keliones, vėl varom pagal Work and Travel į kitą valstiją. Pamatysit viską video eigoj, daug visokių įdomių Ir momentų. šiais metais stengsimės šiek tiek plačiau paaiškinti, ką mes darom, kur keliaujam, kokiu tikslu. Jeigu dabar žiūrit šitą video, tai greičiausiai matėt ir praeitus 3 iš po praeitų metų. Tam buvo apie viską ir apie nieką, tai šiais metais turėtų būti šiek aiškiau. O jeigu nematėte, tai pasižiūrėkit būtinai ir laukiam komentarų, ką norit pamatyti, kokius video iš Amerikos. Tai vat, Davai, iki kito karto. Prie mūsų prisijungia. Ne, aš nenoriu būti šitoj. Paėdam į lėktuvą. Tikiuos bus erdvus, bus kur kojytės išties. Visai fainai, kad dieną, o ne naktį. Tai pažiūrėsim, kaip pačiam lėktuvė bus, ar bus noro miegot. strigom kamštį. Toliai. Prisėskim. Shortly, oxygen mask will automatically fall from the overhead panels. Remain seated, take the nearest mask and pull it towards you to activate. Belongings must be stowed in the overhead. The batteries such as power banks cannot be charged or used to charge other devices. Atskridom į Lenkiją. Nuotaikas kol kas dar geras. Skrydis toks nelabai patiko, nežinau. Visai baisus buvo kažkoksai. Nepatiko. Daug turbulencijos. Dabar mėginsim jau čia pavalgyti, ne kažką susiras biškį. Tulite, man. Kiek čia turim dabar laiko? Biškį atgal laiko pavarėm. Man dar nepasikeitė, bet iš tikrųjų šiaip yra po 2, be 23 turėtų būti. Ir už valandas turim dar vieną skrydį jau. Nieko dar įdomu čia papasakot negalim. Tai vat įdomu, kas laukia mūsų Amerikai, žinai, kas tenais bus. Renkas berniuks, ko pavalgyt. Pasiėmėm kosmosinį sumuštinį. Sienu atsigert ir burgerį. Biškai nesupratau čia sistemos. Prie baro neleido atsiskaityti, sakai, prie stalo atsisės, sako, bet aš galiu atsistojęs, sakyti, sako, sės prie stalo. Man čia taip... Bet nieko, visai tikiuosi, kad bus normaliai. Daug sumuštinis, karočią. 35 zlotai, tai gavos kažkur 8 eurai, 2,5. Tipo dar nėra kosmosas kaip airporte, bet nu daug visai kainos didelės. Lenkiška kova. Mano 7, tam 6. Nėra pats šviežiausias ir nėra pats geriausias, kokios valgės. Yra padažas kažkoks. Labai sprangus, daug batono. Tai jo, brangiausia kola. Pusę litrą, 4 eurus kažkur kainuoja. Aš už alų tiek nemoku Lietuvoje. Kiek už Ten kolą? pigiau būtum nusipirkęs. 36 eurus gramų. Thank you. Tikėjaus biškai gražesnė. Bet visai... Kam iš tas ausinės dėdas? Ne tą norėjau. Norėjau rankas nusidezinfekuoti, pasitraukti ausinės. O dar bulvyčių duos tau čia kažkokiu? Ne, aš nesakiau. Tai va, nežinau. Grubiai Dar turi apie nesumokėjai? 5 kelis zlotus. Mokėsi? Jo. Kada? Arba išeisiu, nežinau. Dar galvoju.
ar patiks ar nepatiks dar galvoju. Bet tai jo, burgeris kiam zlotų kainuoja. Tas original vadinas. Blemba, jau sumuštinį labiausiai mokėjau. Nu ką žinau, aš burgerių žmogus esu. Meniu rašo, kad šitas mėsainis viską pradėjo. Šitą tinklą visą. Johnny Rockets, spėjus iš Amerikos yra, bet... Parodom, iškai šalčiau. Koks juicy. Šlapūnas, kaip mes vadiname. Šlapūnas, vat. Pažiūrėk. O tai darime trumpai. Žiauriai geras. Tu į 16 eurų. Kiek vertin nuo 1 iki 10? Duočiau stiprą 8 šiaip. Man labai patinka. Labai. O jeigu dar kainą įdėjus į vertinimo sistemą? Kristų iki 6. Nes nubiški nedekot už vieną burgerį mokėtų iki 15 eurų, tipo. Nu čia biški taip. Nu bet čia ir porks, nieko nepadarysiu. Praėjom apsaugėlę kažkokią, nuskenuoti pasus reikėjo. Tai, nu čia į Ameriką pastojus tą pasą 20 kartų pažiūri ir dabar ieškom geito savo. Fainesnį. Atsukavok. Tu polska. Skanuoju pasą. Sako, tau ant tavo boarding paso reikia tu kažkokį koduką gauti. Sakau, kokią, tipo, sako, turite nueiti ten nueiti ir gausi, tipo, turite kažkokią additional security check. Eik, tu viską nurengė mane iki... Mes jau praėję, tipo, nurengė? Ne, sako, maukis mėgstinį, maukis batus, viską tikrina, sako, kelk maikę, kelk... Eik, tu mes Praseko, jau... prina, viską, žiūrėk. Mes jau praėjom, visi žmonės praėjo, sako, final message, tipo, for this flight. Ir žiūri, jau paskutiniai žmonės, eina, karočią skambinu, mes stovim savo kelią prie tą. Čia buvo viskas... Biški reikėjo širdutį adrenaliną, kad neužmigt. Tai 2 langus turi. Ir grinai ant sparno mes esam. Galvau kažkaip priekyti, net nematysim sparną, bet... Tai va, ką turim, davė pagalvę. Adėliuką, kaip nebūtų šalta. Ai, ausinešė. Kompiuteriuks. Kompiuteriuką O turim. Jėzus su plauku. Daiktus turim. Ne taip. Paprakaitais. Bet čia kokia maža šalių. Čia yra kojom, tipo, pasitėti. O tai mes pasiėm. Tai va, tokios tos takelės, kaip sakant, Lenkijoje kratė matą. Lenkijoje mane kratė. Greičiausiai susitiksim arba, kai kažkas atsitiks čia, arba jau Čikagai. Tai vat, Žiauriausia kelionė gyvenime jaučiu. atvykom Čikagą, galit pažiūrėti. Ant lagamino trišiam. Vienas sunkiausia kelionė jaučiu ever. Nusėdėjau visą subinę. Ai, man normaliai visai. Nebesinori iš tikrųjų sėdėti kažkaip. Bet dar teks, dar pasėdėsim nemažai. Kaip gerai, kad dar 8 valandas laukti autobusų. 3 valandas miega per, kiek čia, per jam 8 valandas kažkur bus. Tai va, grįšim jau čia, nežinau. Jeigu iškart grįšim ir užmigsim, nu, tai labai susigadinsim jau čia. Pasidarysim jetlagą savo. Bet šiaip žiauru, kol kas tai nieko įspūdingo, nieko nėra ir ką parodyti. Labai tiesiog matysi tikriausiai, kaip kuo tolyn, to labiau pavargėmės. Bet pirmadienį turėtume vėl grįžti stipresni, negu buvom anksčiau. Išsimiegoję, pailsėję, linksmi, pavalgę. Nepaminėjom gal dar, bet šiaip tipo, visai lauktume jūsų komentarų, kas žiūrit, ką sudomino ir gal kas, pavyzdžiui, norit irgi varyti į Ameriką, planuojat ar neišdrįstat, galit parašyti Instagramus, galit parašyti komentarą. Šiaip parašykit, kokių turit klausimų apie šitą work and travel visą. Galim papasakot, nes jau ne pirmą kartą varom, tai visai įdomu būtų pabendrauti su jumis, kas žiūrit, kas rodot kažkokį susidomėjimą. Dabar esam 5 terminale čia O'Hare, Čikagos, tai dabar šausim į kitą terminalą, nes mums ten reikia į autiką pakliūti ir ten mėginsim rasti kažką užkrimst. Nes dabar niekas nedirba, visiškai niekas. Buvo apsidžiaugęs, pamačiau maką, grotom uždarytą, sako, ne.
pajudam. Tai pasimsiu aš jums kartu su lagaminu. Oro uostą. Vyks čia kažkas susipyka, tik išėjom į lauką iš kartas. Ui. Nu va, turim Vilniaus Vilkus, Vilniaus Wolves ir Chicago Bulls. Dvi geriausias pasaulio komandas, kaip sakant. Let's speed up. Baisis. Aš irgi bėgu. Šiaip kietai čia baisiai atrodo, eiktų savo. Va čia tai stotis yra. Daug nefilmavom čia dabar, nes baisiai pavargę esam, čia jau neaišku kelintą valandą tos kelionės. Realiai virš 30 valandų atskėlė. Baisiai pavargom, ištežo veidai, nebėra energijos, bet dar kiek dar liko, dar 5 valandas. 5-6 valandas. Dar sautiko, karočią duotis ten į kitą, per valstiją, į kitą valstiją važiuoti. Tai va, užpliuka lietus biški, šiaip baisiai pradėjo pilti. Tai va čia tikriausiai tie amerikiečiai nevažinėja tais autobusais, tai tokia baisi šitą visą autobusų stotis, kaip čia pavadinti ją. Žiauriai baisi čia. Užeiga. Taip įvardyčiau, užeiga. Žiauriai iš pradžio atėjom anksčiau biški, dar tamsu buvo, čia nieko žmonių nebuvo. Tai iš vis atrodė čia kaip apleista būtų. Galvojom, iš kur šitas mūsų autiks pajudės. Bet dabar tvarkoj, liktai susiradom darbuotoją, sakė atvaryšė, viskas gerai. Tai daug tokias nežinomybės, daug streso, visai tokių netikėtų momentų. Tai vat buvo su tuo skrydžiu ten matai, po to su bagažais dar buvo nesąmonė, ten karočią nepafilmavom. Galvojom, bagažai nebeteisiau, paskutinį vos neatėjo, bet normaliai viskas, kol kas įsisprendė. Be 15-6, be 14-6, autikas už valandos grubiai, už pusantros. Po 11 būsim jau Viskonsine. Turėsim dar vieną persėdimą, nežinau. Ar sakai? Dabar atvarėm čia su traukiniu į šitą vietą, tai žiauriai tvykerių pilna, visokių su savim šnekėt, tokie ant fentanilio, čia sėdi tikriausiai. Žiauriai išsilydė, žiauriai. Metro sėdėjom, tai toks nejaukus moments, duris pradarytos, vieni sėdim vagone ir toks atrodo įbėgs dabar kažkoks tvykeris su peiliu. Galim dabar biškai atrodyti tokie be energijos, be nieko. Bet čia toks ir video yra, tas pirmas, tai kaip parodysim čia kontekstą biškai ir kaip kas. Gerai, tada jau čia toks update'as kelionės. Tai dabar pažiūrėkit toksai oras, ane? Ir užmanifestinu, kad kitas kadras jau, jeigu filmuosim jau Viskonsine, ten kur važiuojam, tai bus saulė, belia kokia kaitins, mes tenais prakaituosim jaučiu tarp tų saulės triukių. Nu, aš taip manifestuoju, nes taip įrodo oras. Tai va reik tikėtis, nes dabar tai baisu, baisu. Ne dėl to mes čia kovojam. Palaikyk biškį, aš tavo padėsiu. Kaip čia padaryti? Opa!
Pasibaigė ta mūsų kelionė ilgoji. Tram plus valandų, lėktuvais, autobusais, traukiniais, peškom. Ir dabar tokiam vaizdelį gamtoj sėdėm. Žiauri fainai, kol kas tai experience'as žiauri šiandien nufilmavom, bet labai faina menedžerė pasitiko mumis, pašėrė, davė atsigert, pavalgyt, sako, kad čia galėsit pamiegot. Tai vat pasitiko tikrai fainai ir žiauri nuotaiką pakėlė, tai dabar tik tais miegot beliko varyt ir tada kelsimės į kitą dieną ir rytoj turim free day, nuvarysim pavalgyt pusryčių tikriausiai rytoj kažką. Į kokią parduotuvę reiks nuvaryti? Žiūrėsim. Žiūrėjom netoli Walmartas, Dunkinas, Makas. Žiūrėsim, kur kažkur kavuką reikės nuraut, pavalgyt, apsipirkt biškį. Tai va, žiauri excited šitai kelioniai. Tikrai pakėlė nuotaiką ir nežinau. Tai ką daugiau galim pasakyti? Laikinkit, komentuokit. Žiūrėkit, dalinkitės. Tai va, susitiksim kitam vidosike, kuris bus jau labiau apie ką mes čia veikiam. Yeah. Nu ir kaip vienas autobuso vairuotojas pasakė, peace out. Gerai, varom miegot.